Šiais laikais antiek stipriai, nes jį taip naudojama, kad bet kuris konfliktas yra laikomas emociniu smurtu. Nors mesgi tik konfliktuojam, bet mesgi abudu konfliktuojam. Ir jeigu abudu rėkiam, kaip čia gali būti emocinis smurtas? Aišku, geriausia, kad mes konfliktuotumėm be abejo pagarbiai. Nes jeigu yra pagarba konflikte, tai tada yra viskas gerai. Tausme, mes galim konfliktuoti, mes galim nesutikti vienas su kitu, mes galim netgi ir būti tokie aistringi tam konflikte, bet nežeminam. Vėlgi tas balso pakelimas nelygų balso pakelimui. Čia kažkam per 2 decibelus yra jau balso pakelimas, kitam tai yra tik tai, kad aš labiau noriu akcentuoti savo nuomonę. Aš taip sakiau, tada jaučiau, yra per garsiai galbūt. Vėlgi labai priklausys, kažkas atėjo iš šeimos, kurie viens ant kito rėkia, jam balso pakelimas. Ta prasme, mes tai bendraujam, čia pas mus visi tai bendrauja, tai kur čia problema? Toksiški santykiai pačioj pradžioj niekada nebūna. Kartais taip žmonės gali pastebėti tam tikras raudonas vėliavėlės santykyje, kaip elgiasi su kitais, kaip ten galbūt bendrauja, koks yra pagarbos lygis. Yra ir tada kartais žmonės galbūt dėl desperacijos, kad nori ateiti į santykį, galbūt dėl to, kad yra kažkaip pažįstamas tas toksai jau ne visai geras elgesys. Jiem susikūrė toksai jausmas, kad aš jau pažįstu, aš jau žinau. Tas nesaugume jausmas labai keistas, žmogus jaučiasi ir nesaugiai suprasdamas, kad čia nesąmonė šitas santykis, bet jam vidų jausmas sako, kad nesu kaip pažįstama jau kai. Bet jeigu aš taip jaučiuosi, tai gal čia viskas gerai. Jeigu neverkia, tai jie nieko neverkia, o gali būti džiaugsmo ašaros, tai irgi gerai, bet jis jau neverkia viskas, tai jokių emocijų nėra. Yra tas emocinis užsidarimas. Bet įvyksta tai, kad jeigu vienas užsidaro, yra toksai labai ydingas ciklas, kad vienas užsidaro, kitas pradeda reikalauti. Didesnis užsidarimas, didesnis reikalavimas, didesnis užsidarimas. Ir viskas, ir čia toksai užburtas ratas gaunasi. Laidos idėjinis partneris – advokatų profesinė bendrija Prevens. Naujos kartos verslo advokatų kontora. Board Member Mentality. Sveiki! Šiandien svečiuose psichoterapeutas Dainius Jakučionis. Tinklalaidę filmuojame Workland, pilnai aptarnaujamų biurų ir bendradarbystės erdvėse. Kažkokių tikslų savo pasižadėjot pats? Neturėjau iki galo tokios normalios tikslų kėlimo sesijos, tai dar refleksijos nepasidaręs, tai dar kol kas neskubu. Bet daro tą kiekvienais metais? Ne, kartais ten tikslai savaime gaunasi, nes jų nėra tiek daug, arba jeigu ten vienas tikslas kažkoks būna, tai jisai mintyse yra. Jis tiesiog yra galvoje, jo nebūtina užsirašyti, kad jisai vyktų, nes jisai yra galvoje ir tu apie jį karts nuo karto galvoji. Ten gal kažkokie tokie mini tikslai, tai juos reikia pasižymėti ir tada susidėlioti planą, kaip jį įgyvendinti ir tada savo vis priminti, kad reikia skirti laiko, nes kitu atveju tai nepadarysi. Bet šiuo metu aš gana komfortiškai gyvenu su darbais, tai tiesiog darbus spėjai dėliotis į laisvas dienas, kad ten ir tada žiūri, kad 3 pranešimai čia vieną dieną. Kodėl aš tai padariau? Bet žiūriu, kad kitaip negalėčiau, nes kitaip ir dar blogiau. Tai tada taip tiesiog gyveni pagal tokią tėkmę. O ar matot, kad žmonės, pavyzdžiui, naujais metais išsikeltų ir su santykiais kažkokiu susijusių tikslų? Kai kurie išsikelia, bet tai nėra toksai įprastas gal dalykas. Čia priklauso nuo to, galbūt, kurie barikadų pusėje žmogus yra ir jis yra vienišas, tai vis dažnai išsikelia, kad šiais metais reikėtų susirasti kažką. Jeigu jis yra, jeigu yra pora ir tada pora gali įsikelti kažkokius tikslus, kad, pavyzdžiui, ten kažkaip vienaip ar kitaip leisti laiką. Kai kada žmonės persižiūri ypatingai per refleksijas, jeigu daro tokias metų, jie tada pažiūri,
kiek kur ką aš tose santykiuose turėjau ir ką aš norėčiau pagerinti. Tai tada. Bet jeigu nesikelia, nedaro tų refleksijų, tai dažnai negali pastebėti. Aišku, ir pagal jausmą kartais kai kurie gali pradėti jausti, kad kažkas santykiuose yra tokio neaišku. Kažką jaučiu, kad kaip ir gal viskas gerai, bet nežinau, kas tokio čia, kaip akmenukas bate yra, bet toks, yra akmenukas, bet, nieko tokio nueini ir viskas, bet jisai vis tiek jaučiasi, kad ten jisai yra. Tai tada kartais irgi žmonės, bet aš manau, kad tai nebūtinai susijęs su naujais metais, tai daugiau susijęs su tai, kada jie pajaučia, kad kažkas tai vyksta su jais. Jei pakalbėti apie bendrą foną, būtent darbe, su kuo susidurėt, tai žmonės ateina šiandien dažniausiai su kokiamis būtent santykių būsenomis, kalbant apie poras? Tai visai, poros ateina dėl visokių dalykų. Jie ateina dėl nesutarimų kažkokių, tai jeigu yra kažkoks nesutarimas, kurio jos negali išsispręsti, jos tada ateina. Jeigu yra kai kurie, dažniausiai mes priimta taip mąstyti ir turbūt ateiti į terapiją tada, kai jau kažkas tai nebesigauna. Kai jau atrodo, kad mums kažkaip blogai, mes galbūt per daug pykstamės, galbūt mes nerandam kažkokios bendros kalbos ir kažkaip tai yra negerai. Yra būdų lygtis ir norėtumėm dar būti santykiuose, bet mums kažkaip neišeina, mes nežinom, kas ten yra. Tai tada jie irgi ateina į terapiją. Bet tokių labai tų priežasčių, tokių dažniausiai būna, kai yra kažkas jų blogai santykyje, tada jie ateina. Bet kai kurie, kai yra blogai santykyje, niekada neateina, nes tiesiog labai priklausys nuo to, kuriame etape kiekvienas iš poros yra, nes vienas gali būti, kuris jau nusprendė, kad jau nebenorės būti santykyje, o kitas net apie tai negalvoja, nors gali lygtis ir ne viskas yra gerai. Tai tokiu atveju ten jau labai sudėtinga yra su pora, nes jeigu vienas nori pabandyti dar kartą, o kitas nebenori, tai terapija yra neveiksminga. Nes terapijai turi abudu žmonės norėti ir rodyti tą norą ir kažkaip įsipareigoti, kad sieks kartu to santykio galbūt kažkokio tai pagerinimo. Bet jeigu tik tai vienas, tai ten net dažnai, jeigu taip sąžiningas terapeutas būtų, tai jisai neturėtų pradėti terapijos, nes neverta, kam. O dažniau pats pastebit, kad, pavyzdžiui, ateina su konkrečia kažkokia problema, konkrečiu konfliktu pora, ar būtent, kaip sakot, ateina pasiaiškinti, kas mums negerai yra tarpusavy? Yra visaip. Yra ir su konkrečia problema, bet dažniausiai tai vis tiek bus apie tam tikrus poreikius kiekvieno asmens. Ir tada iš tos konkrečios problemos atsiranda gilesni sluoksniai, kurie, vadinkim, kaip medis turi daug šakų, tai kiekviena problema yra kaip šaka, bet problema vis tiek yra šaknyse. Tai kai mes pamatom vieną problemą ir tada klausimų, kurie pagilintų, tada atsiranda tas, kad yra kažkoksai, jau vadinkim, kažkoks paternas, kuris kartojasi ir ten yra problema. Tada gali būti nuo šitos problemos nesusikalbama, ne? Bet ten galbūt yra ne vien tas, kad mes nesusikalbam, galbūt yra, kad aš jaučiuosi neišgirstas, o gal aš jaučiuosi neišgirstas, nes manęs galbūt iš tikrųjų negirdė, o galbūt aš tiesiog nematau, kad manęs girdi. Yra labai skirtingų variacijų šitoje vietoje, tai sunku ir taip, nes nėra tokio kategoriškumo, kad yra taip arba taip, yra visaip. Laidos idėjinis partneris – advokatų profesinė bendrija Prevens. Naujos kartos verslo advokatų kontora. Board Member Mentality. Kaip tik šitą klausimą ir norėčiau paliesti dėl toksiškų santykių. Kaip pats matot, ar šiuo metu žmonės linkę pasilikti toksiškam santykiui ilgiau ir jam sunkiau išeiti, ar kaip tik žmonės iš bet kokių santykių išeina labai paprastai, labai greitai keičia, net nepabandydami įdėti kažkokių pastangų ar savo elgesyje, ar bendrai poros elgsenoje?
Tai čia nėra atsakymo teisingo iš tai. Yra ir taip, ir taip. Ir nes vėlgi, aš dar kartą pasikartosiu, yra nuo konteksto priklausys. Amžius. Kada? Jeigu tai yra labai jauni žmonės, jie greitai keis partnerius, nes jų pasaulėžiūra yra tokia, kad kam čia, jeigu yra sunku, kam ta. Jeigu esi santykėje jau ilgai ir dar yra vaikų, tai tada daug ilgiau užtruks žmonės būdami tame santykėje, net jeigu jis yra ir toksiškas. Tai ir taip yra. Čia labai priklauso nuo to, kokioje situacijoje tie žmonės yra ir kaip ten jie jaučiasi. Tai nėra to tokio, kad kažkaip vienaip arba kitaip. Abi dvi šitos situacijos yra galimos ir matom, kad jaunimas kalba apie tai, kad ten jaunimas, tiesiog 30-mečiai irgi, kur tai, kad tai čia nepatiko ir kam čia tada tęsti, čia nėra, tai kam čia, nieko čia nereikia, čia man tiesiog nepatinka ir viskas. Ne tai, kad čia yra problema kažkokia, man čia nepatinka ir viskas. Ir tada keičia. Bet dažniausiai su toksiškais santykiais yra tas, kad jie jau yra užsitęsę. Jie nėra. Toksiški santykiai pačioj pradžioj niekada nebūna. Niekas nebūna toksiškas pačioj pradžioj, dėl to nėra taip. Kartais taip žmonės gali pastebėti tam tikras raudonas vėliavėlės santykyje pačioj pradžioje, galbūt ten kaip elgesi su kitais, kaip ten galbūt bendrauja, koks yra pagarbos lygis viens kitam ir taip toliau. Vertybiškai galbūt irgi kažkokie tai yra ir tada kartais žmonės galbūt dėl desperacijos, kad nori ateiti į santykį, galbūt dėl to, kad jiem yra kažkaip pažįstamas tas toksai jau ne visai geras elgesys ir jie atrodo, tai man pažįstamas kažkaip visai malonu tame būt, nors pačioj pradžioje jo nebūna tiek daug, bet kada jau įsivažiuoja tas santykis, tada atsiranda. Ir kartais yra, čia nekaltinant nei vieno, bet kartais žmonės papuola į tokią situaciją su toksiškais santykiais, kad jie vaikystėje yra patyrę tą patį jausmą, ką patiria toksiškose santykius. Tik vienas iš tėvų gali arba abudu tėvai būti gana toksiški. Ir ten ir smurtauti tiek psichologiškai, galbūt tiek ir fiziškai. Ir tada, kai jie patenka į santykį su partneriu panašu, jiem susikūrė toksai jausmas, kad aš jau pažįstu, aš jau žinau. Ir tas nesaugume jausmas yra keistas, žmogus jaučiasi ir nesaugiai suprasdamas, kad čia nesąmonė šitas santykis, bet jam vidų jausmas sako, kad Jėzau, kaip pažįstama, jau kai, bet jeigu aš taip jaučiuosi, tai gal čia viskas gerai. Ir tada jie užsitęsia šitose santykiuose. Tai tokių variacijų gali būti. Tai yra visaip. Žmogus beje, kuris patyrė traumą vaikystę dėl vieno iš savo tėvų galbūt arba abiejų, jis nėra kaltas dėl to, kad jis pasirenka tokią partnerį. Jis tiesiog nemato, jis negali atskirti. Ir iš tikrųjų reikia ganėtinai daug darbo įdėti terapiją, kad būtų galima atpainioti visus tos dalykus ir pamatyti, kad aš renkuosi pasikartojančius partnerius, jie panašiai elgiasi, kodėl aš taip darau. Ir kai kada būna toks, tik mano smegenys nesveikos, aš turbūt nesveikas, jeigu aš taip darau. Bet kai mes padedam atkapstyti, kad čia yra tiesiog saugumo siekimas, toksai keistų būdų, smegenys yra paradoksiškos dažniausiai, bet jos tokiu būdu gali siekti to saugumo, atpažįstamumo, vadinkim tokio, ir jie atpažįsta tą patį paterną kitame žmoguje, sako, gal reikia būti su juo, viskas gal bus gerai. Ir tada viduje irgi toks, kita dalis sako, bet gal ne viskas bus gerai. Ne, viskas bus gerai. Ir tada taip žmogus užkalba save, kad, bet čiagi rodo dabar gražų santykį kažkaip taip. Bet visi mes pradžioje būnam labai gražus ir faini. Norim būti geresni santykio pradžioje, negu kad po to jau išeina ten. Tai po to kaip gaunasi, taip jau gaunasi. Bet kaip sakot, jeigu vis tik yra toksiški santykiai, tai dažniausiai būna, kad eina vienas tik tai. Ir tikrai ne tas, kuris yra tas toksiškas santykiuose. Yra visokių situacijų, dažniausiai taip. Retais atvejais ateina du, nes jiem abudu turi traumų. Yra tikrai tokių santykių, kur abudu patyrė traumų vaikystėje dėl savo tėvų, matė labai blogą pavyzdį savo tėvų ir jie tada
labai yra didžiulė, ten nežmoniška trauka viens kitam, jie nesupranta kodėl, tai laiko labai didelę meilę ir staiga dėl skirtingų galbūt ir prisirišimo tipų ir skirtingų vaikystės patirčių, jie pradeda po kažkurio tai laiko, dažniausiai po pusės metų kažkur tai ten jau, kai baigėsi visa ta tokia įsimylėjimo, ta tokia didelė aistros įsimylėjimo fazė, prasideda nesutarimai kažkokie. Tai. Jau ten jau pavydas, jau įtarinėjimas, jau kažkoks tai žiek net tiek daug dėmesio skiria dar kažkas. Ir jeigu jie tuo metu ateina, tikrai kuo anksčiau žmonės ateina, tuo yra didesnė tikimybė padėti jiems, nes jie dar nėra pilni nuoskaudų, nėra užsistovėjęs ir užsitvirtinęs tas toksai, vadinkim, kažkoks jau nemalonus elgesys. Jeigu jie ateina ir jie dažnai tas toksiškas elgesys, jisai nebūtinai būna susijęs, kad žmogus pats iš savęs yra blogas. Tiesiog jisai nemoka kontroliuoti savo emocijų, jis negali reguliuoti jų, jisai per daug impulsyvus galbūt yra ir tada jam reikia pagalbos susivokti, kas kaip čia yra. Ir tada partneriai gali išmokti skaityti vienas kito kalbą, atkreipti dėmesį viens kito poreikius ir tada kitaip iškomunikuoti tuos poreikius, galbūt suteikti palaikymą viens kitam, tokį adekvatesnį, pastebėti, kada jie patys pradeda labai jau pergyventi dėl kažko, kas nieko nereiškia, bet jie labai jau pergyvena, nors tame dar nėra jokio baubo. Bet jie staiga pergyvena, kaip ten, nežinau, pavyzdys, ten vakare išeina susitikti su draugais, vienas iš partnerio, kitas tada lieka ir jisai pradeda mąstyti, galvot, kad ne, čia turbūt su kažkuo eina susitikti, ne, tai čia manęs nemyli, tada grįžus tam pirmajam iš karto iškeliama scena ir tada vyksta konfliktas, nes pirmasis grįžęs jisai tai nieko blogo nepadarė ir jisai nesupranta, kodėl dabar mane kaltina nebūtais dalykais. Ir kaip jiem čia dabar reaguoti, jis tiesiog ginasi, nes jis nieko blogo nepadarė. Jeigu ginasi, vadinasi kaltas, ir ten gaunasi tokia maišalynė. Ir jeigu žmonės neatskiria viens kitam to dalyko, tai tada dėja ir būna problema. Bet jeigu jie laiku ateina į terapiją, tai tada gali išmokti vienas kitą suprast. Pradžioje save supranta, nes jiem reikia irgi save suprast, kas su jais vyksta, tada kitas supranta ir tada gali eiti link to tokio sveikesnio santykių. Ir jie tikrai, kai yra trauka, tai žmonės tikrai gali tame santykyje būti ilgiau, tiesiog, kad jiem reikia išmokti, kaip viens kitą, vadinkim, mylėti taip, kad abiem būtų gerai. Bet trauka yra gana stiprus dalykas, kuris palaiko santykį ir tada ir toksiškas santykį irgi laiko, nes yra ta kažkokia nepaaiškinama trauka. Toksiškam santykiai yra kiti dar mechanizmai, kurie laiko tame santykyje, bet jie nėra tokie, vadinkim, sveiki, bet jie vis tiek laikomus. Tai čia šitame pavyzdyje tai tikrai abudu gali gauti tikrai gerą pagalbą ir jeigu patenka pas specialistą, kuris dirba su emocijomis, tai tada padeda jiems atrasti tą, nes tikrai pagrindinis momentas yra emocinis ryšys. Vienas iš didžiausių toje situacijoje tai yra emocinis ryšys, kurį reikia padėti kurti, atstatyti, stiprinti ir jeigu jisai susiformuoja, tai tada jie visus net nesutarimus jie gali ganėtinai paprastai išspręsti. Net ir konfliktuodami, jie vis tiek išspręs. Bet emocinis ryšys yra vienas iš pačių svarbiausių dalykų, kad partnerystė tęstųsi ilgesnį laiką. O kaip pačiam atrodo, ar poroms atrodo priimtina tai, kad atrodo mes ką tik pradėjom santykius ir mes jau turim kreiptis pagalbos, kad mus mokytų, kaip tuose santykiuose būti. Nes dažniausiai jau galvom apie tai, kad, pas psichoterapeutą, ten į porų terapiją eisim tik tada, kada jau mes ten, 10 metų kartu, kažkas atsitiko labai blogai, bet mes žūtbūt turim išsaugoti. Bet kaip jūs kalbate dabar, kad jeigu yra toksiniai santykiai, tai būtų gerai kuo greičiau tą atpažinti ir tada, jeigu norit būti kartu, eiti kartu, tada ir mokytis juose būti. Tai kažkiek tą romantiką gal žlugdo. Tas, kad reikia mokytis būti kartu. Ne. Aš manau, kad ne.
romantika žlugdo tai, kas žlugdo romantiką, tai yra jos nebuvimas, gali ją sužlugdyti tik tai, bet čia yra daugiau apie tai, kaip mes galėtume būti kartu ir pagerinti savo santykį, savo ryšį, tam, kad abiems mums būtų gerai. Tai nėra įprasta, tikrai tai nėra įprasta, jeigu taip turbūt bet kuris terapeutas pasižiūrėjęs į savo praktiką pasakytų, kad statistiškai daugiau ateina porų, kurie jau yra ilgesnį laiką santykė ir tik tada jam jau atsiranda kažkokios problemos ir jie bando jau jas spręsti, kai jos jau truputėlį įgilėjusias. Tie, kurie ateina pačioj pradžioje, jie daug daugiau ir greičiau gali pamatyti ir suprasti, kas yra, ir pas juos yra tas, dabar galvoju, taip angliškai yra tas žodis affection, tas toksai, kaip ir meilės jausmas, jis yra gana didelis, įsimylėjimo dar tas jausmas yra gana didelis, tai jie daug daugiau gali padaryti dėl kito. Ir jeigu jie laiku pagauna, kad, kažkas su mumis vyksta, mes čia vis nesutariam dėl tam tikrų dalykų. Ir jeigu jie pagauna ir tada eina ir tada gali būti atviri, nes labai yra svarbu atvirumas ir nuoširdumas terapijai, nes kito atveju, tai jeigu viens iki galo nepasako visko arba iki galo galbūt nesupranta, kas su juo vyksta, tai čia dar, jeigu nesupranta, tai galim padėti suprasti. Bet jeigu nėra nuoširdumo terapija, tai tada gaunasi toks, dirbam apie nieką. Mes atrodo, čia kalbam kažką, tai lygtais ir norisi išgirsti nuoširdų atsakymą, kažkokį pažeidžiamą atsakymą. Atrodo, kad ten nėra to atsakymo kažkokio. Ir aišku, ten ir šeimos modeliai yra skirtingi. Žmonės skirtingų šeimų ateina skirtingai matydami, kaip tas modelis veikia. Tai vienas, jeigu yra labiau liberalesnių įsitikinimų, o kitas yra labai konservatyvių įsitikinimų, jau iš karto gaunasi pjautynės tarp vertybių, tai gali kai kuriem net neprivesti iki santykių, nes jie jau iš karto sako, čia man netinka. Ir viskas kaip ir gerai, nes, kaip santykių pradžioje, čia tiesiog, kad gal nežinau, mes atrodo kažkaip labai esam romantizuojantis tos santykius, kad jeigu mes suradom partnerį, kuris mums taiga patinka, iš karto mums turi su juo gautis viskas. Viskas. Jau mes čia būsim kartu laimingi, susituoksim visą gyvenimą, nugyvensim, bet iš kur mes tą žinom, kaip mums tą atskirti, kaip mums pamatyti. Tada toje santykių pradžioje yra žmonių, kurie, aišku, įeina į santykius iš karto nori tuoktis ir kai kuriem visai gerai pasiseka, nes jie tiesiog labai puikiai sutarė, jie atpažįsta vienas kitą ir viskas gerai. Kai kuriem gaunasi, kad jie niekaip nenueina iki santykių netgi pradžios, nes tik tai nueina pasimatymus kelias ir tada jau nori atsitraukti ir nenori būti, nes dėl įvairiausių priežasčių. Tai čia labai skirtingai yra. O kaip atrodo, šiaip priimtina manyti, kad jie labai daug pykstasi, tai čia tikriausiai jau santykiai nutruks, bet gal kaip tik rodo tai, kad jie bent jau kalbasi, kažką sprendžia, o tos poros, kurios pasirenka tylėti, nutylėti kažkokius neatlieptus poreikius, kaip jūs pats matot, dažniau santykiai žlunga dėl to tylėjimo ar kaip tik dėl konfliktų? Konfliktas nėra pagrindinis dalykas. Konfliktas yra tik tai pradžia. Poros konfliktuos. Normalu yra. Taip, ir tai yra sunku. Ir tai yra labai nemalonu, kai konfliktuoja poros. Bet konfliktas yra tik tai pirma pusė. Antra pusė yra, o koks įvyksta susitaikymas. Ar ryšys yra suklijuojamas po to. Nes gali įvykti konfliktas ir po to tyla kitą dieną. Nes tai viskas kaip ir tai nieko neįvyko. Viskas kaip po senovio, lygtis nieko ne. Bet gal vienam ir kitam vis dėlto viduje jaučiasi, bet jie nekalba apie tai. Ir tai ta dalis yra tas santykio sutaisimas. Susipykti yra okei. Žmonės yra skirtingam nuomonėm, tai jie viens kitą pažįsta per konfliktą, nes jie supranta, čia tas patinka, tas nepatinka, čia šitaip netinka, kaip aš elgiuosi. Ar aš galiu kitaip elgtis, ar aš negaliu elgtis kitaip. Tai yra tas viskas yra tvarkoj. Jeigu konfliktas neišsprendžiamas ir kai kada yra, vėlgi turim suvokti, yra labai didelis procentas konfliktų neišsprendžiamų. Man atrodo,
mano supervizorė kažkaip buvo paminėjus tokį procentą, gal ten 8% konfliktų yra neišsprendžiami. Tiesiog, tai labai didelis procentas. Ir jų nereikia spręsti, jie tiesiog yra neišsprendžiami, reikia susitaikyti, kad jie tokie ir bus. Ir klausimas, ar mes gebėsim susitaikyti su tuo, ar mes gebėsim priimti žmogų su tuo konfliktu, kuriame mes buvome, ir ar mes gebėsime toliau kalbėtis ir toliau būti emociniam ryšyje. Nes tylėjimas, turbūt čia vėlgi tas tylėjimas, kalbėjimas kiekvienam yra labai skirtingai. Vienas gali sakyti, bet tai aš kalbuosi, o partneriui atrodys, kad ne, tai jis tai tik tyli. Apie turinį tikriausiai čia. Ir apie turinį, ir apie tai, kiek atvirai, kiek nuoširdžiai, kiek gali būti pažeidžiamai, kiek kitas jaučiasi, kad gali jaustis saugiai prie partnerio, nes jeigu žmonės nesijaučia saugiai, tai jie gali kalbėtis, bet tas jų kalbėjimasis bus apie tokius logistinius dalykus. Jie gali kalbėti, kas buvo darbe, ką valgysim, kaip vaikus suvežioti į ten darželius, mokyklas ir kaip ten grįšim, ten nežinau, kažkur, kur svečius važiuosim, kokias dovanas pirksim, ar ne? Tai kur šitame pokalbėje yra emocinis ryšys? Bet kalbasi žmonės, kalbasi. Gali net kiekvieną dieną kalbėtis apie tai ir viskas atrodo, kad tai kalbasi. Bet kur yra emocinis ryšys? Ar jie jaučia tą emocinį ryšį? Ar jiem reikia kalbėtis apie jausmus, kad jie jaustųsi emociškai? Galbūt jiem nereikia kalbėtis apie jausmus, gal jie gali parodyti ir gal jie parodo. Gal tai yra kažkokie apsikabinimai, prisilietimai, bučiniai. Jie kalbasi švelniai. Tai reiškia, kad jie, kai kalba, jų žodžiuose atsispindi, kad jie su meile kalba. Tai taip labai gal taip šabloniškai, bet tas toksai šilumos jausmas, net apie tos pačius labai logistinius dalykus. Ir tada galim jausis, kad, bet mes nepakalbam apie savo santykius. Ok, ar yra problema mūsų santykius? Jeigu kažkas sako, bet man atrodo, kad yra. Ir partneris tada, gerai, tada pakalbam. Tada viskas yra gerai. Jeigu vienas sako, bet yra problema, kitas sako, ne, nėra, ką tu čia išsigalvoji, jog čia nėra problema. Jeigu tau problema, tai tu ir spręsk. Vadinasi, vienas jau yra gynybiškas ir čia jau yra sunkumas, jau čia yra problema. Tada gali dar, jeigu tai yra pirmi kartai, kur tik tai tas gynybiškumas atsiranda, dar galima eiti į terapiją ir bandyti ieškoti. Aišku, ir vėliau galima eiti į terapiją, bet čia tiesiog jau reikia pagauti tos pirmosius kartus, kai jau sakom, kad kažkas čia mums nesigauna. Aišku, jeigu bus vėl tas pats visąlaik gynybiškumas ir sakymas, bet čia tik tau problema, man tai aš neturiu jokių problemų. Tada tas emocinis ryšys, jisai šala ir jisai atšala ir tada žmonės pasidaro kambariokais ir jie gyvena tiesiog apie tai, kad jie tiesiog gyventų, nors tame nebėra jokio santykio. Čia galbūt, jeigu teisingai vardinsiu ir panašu į tą situaciją, apie kurią John Gottman savo tyrimuose rašo kaip stonewalling, yra viena iš, ne pati pagrindinė, bet viena iš pagrindinių priežasčių, kada santykiai nutrūksta. Tai čia tikriausiai panašu, tas jūsų... Taip, čia yra panašus, tas toksai tai yra emocinis užsidarimas. Toksai, kad aš nebesileidžiu į emocijų tą. Ir jis yra gana sunkus ir jisai vienas iš paskutinių stadijų. Dar galbūt, jeigu panika atsiranda, tai čia yra paskutinė, bet dar, panikos dar irgi nereikia iki tol, kad būtų irgi prieita iki skyrybų, jeigu tas emocinis užsidarimas atsiranda ir mes negalim pralaužti ten tų ledų ir negalim padėti žmogui toje vietoje atsiverti, tai tada jau būna bėda. Bet čia šitoj situacijai labai yra sunkus sprendimas, nes jeigu ir čia pagal šablonišką ir tikriausia pagal bus taip didžiausia tikimybė, kad vyrai dažniau bus tokie. Kad, ir tai yra kultūriškai, Lietuvoje tai tikrai čia bus vyrų tas dalis, net mes moterų irgi, bet didžioji dalis bus vyrų, nes tiesiog kultūrinis mūsų auklėjimas yra toks. Ten berniukai neverkia, tai berniukai neverkia, nieko daugiau nejaučia. Ne, mergaitės nepyksta, tai viskas jau, čia, kaip ir jau išsiaiškinam. Ir kai kartoja, tai per vaikystę, tada berniukai nieko nejaučia, nes jie taigi, jeigu neverkia, tai jie nieko neverkia, o gali būti džiaugsmo ašaros, tai irgi gerai, bet jis jau neverkia viskas, tai jokių emocijų nėra. Yra tas emocinis užsidarimas.
Bet įvyksta tai, kad jeigu vienas užsidaro, yra toksai labai ydingas ciklas, kad vienas užsidaro, kitas pradeda reikalauti. Ir jeigu vyras užsidaro, moteris pradeda reikalauti, čia yra ganėtinai jau blogas ciklas, nes nieko nebepasiekiama. Didesnis užsidarimas, didesnis reikalavimas, didesnis užsidarimas. Ir viskas, ir čia toksai užburtas ratas gaunasi. Tam, kad tu nebūtų, tai vėlgi čia abiem reikia sąmoningumo, nėra taip, kad tai čia nereikia reikalauti iš to vyro, tai kad jis būtų ten labiau emociškas. Bet tai ne apie tai, kad emociškas, nes jam nesaugu kartais būna išsakyti emocijas, galbūt jeigu jis išsakys, kaip jisai jaučiasi, tai tada partneris sureaguos vėlgi negatyviai, tada vadinasi, tai kam aš čia išsakiau dabar, taip kaip aš jaučiuosi, jeigu į tai reaguojame negatyviai, nes jeigu jau prašo, kad tu pasakai, kaip tu jautiesi, tai reikėtų jau ir prisimti atsakomybę, kad išklausysiu ir nevertinsiu kaip gero, blogo ar dar kažko, nes aš noriu išgirsti, kaip tai jautiesi. Ir čia yra tas tada iš karto, kad mes per daug asmeniškai labai reaguojam, kad jeigu žmogus sako, aš jaučiuosi laiminga santykiai. Ir tada, tai kas tu blogai su manim, tai ką aš tokio padariau. Ir tai nebūtinai yra apie kitą asmenį. Jeigu žmogus jaučiasi nelaimingas santykiai, nebūtinai yra apie kitą asmenį. Taip, yra ir apie kitą asmenį dalis, bet gali būti ir visai kitų priežasčių, nes jisai galbūt nemoka atskirti, gal pas jį emocinis raštingumas nėra toks didelis ir jisai ne iki galo supranta, kas su juo darosi. Gal jam yra darbe labai sunku, gal jam yra su vaikais labai sunku, gal jisai jaučia per didelę atsakomybę už tai, kad jis turi išlaikyti šeimą ir jam yra tas per sunku ir jisai supranta, kad jisai vyras, jis turi čia atlaikyti, išlaikyti viską, bet jam emociškai sunku tas, nes jis tai tik kitaip augo, jam per sunkus tas momentas ir jis pasakys, kad man yra sunkus santykiai ir aš tada jaučiuosi nelaimingas santykiai, nes jis į galą nesupranta, kur yra priežastis. Čia irgi yra ta dalis. Ir tada išgirdus taip, tai čia blogai, tai aš kalta dėl to, kad čia tas santykis blogas. Yra labai svarbu santykyje nuo pat pradžių santykio ugdyti smalsumą. Yra labai sunku smalsumą atstatyti, kai esi tame jau užsidarimo reikalavimo cikle. Čia labai yra sunku jau tą padaryti, bet įmanoma, jeigu abudu norėtų. Abudu norėdami tikrai gali pasiekti ir atstatyti tą vėl smalsumą. Bet jeigu mes norėtumėm tikrai išlaikyti santykį, tai mums smalsumas yra vienas iš didžiausių tokių dalykų, apart meilė, švelnumo ir taip toliau, bet ir smalsumas. Tai kaip kitas žmogus jaučiasi, kaip jisai gyvena, ir kai jisai pradeda dalinti savo jausmais, aš tada nepuolu į gynybą, kad ten, žmonės nesako, aš jaučiuosi nemylimas, ne? Taip sako žmonės, kurie buvo terapijoje. Dažniausiai sako, tu manęs nemyli. Nes toks yra pirmas sakinys, tu manęs nemyli. Žmonės palankę terapiją jau moka sakyti, kad apie save moka kalbėti. Jie sako, aš jaučiuosi nemylimas. Nes jie tą sako, kad tai yra mano jausmas. Ir kai žmogus sako, aš jaučiuosi nemylimas, kitas partneris taiga, jeigu bus smalsus, jisai, girdžiu, ne visai man malonu tą girdėti, bet gal gali tada papasakoti daugiau. Gal gali papasakoti, kaip tai jaučiasi, kas yra, ar aš kažką tai darau, ar aš kažką ne taip darau. Bet čia yra smalsumas. Nes gynybinis būtų toks, taigi aš myliu ir tą, ir aną, ir ketvirtą darau dėl tavęs. Tai ką, neužtenka? Tai va čia yra gynyba. Čia yra jau tas dalykas, kuris nepadės nueiti į santykio pagerinimą. Bet jeigu būsim smalsus, ir aš vėl tik primenu, kad ne visą laiką įmanoma būti smalsiam, nes kai kada jau būna per daug nuoskaudų susirinkę, ir to smalsumo, jisai jį labai sunku tada atstatyti. Bet jeigu mes nuo pat pradžių galvosime, tai kad man smalsiai žiūrėti, kad ne viskas apie mane susiję. Ir bus žmonėm, kuriem bus labai paprasta, kurie gana yra tokio, vadinkim, saugaus prisirišimo tipo. Jie taip per daug nežiūri, kad čia iš karto aš kaltas. Jie tikrinasi, klausiu, tai kaip jautiesi, papasakok daugiau. Jo, girdžiu, jaučiu.
ten arba atjaučiu, arba, tikrai gaila, kad tu taip jautiesi, bet aš noriu būti kartu su tavim padėti tau, gal gali man papasakoti. Šitame nėra nei reikalavimo, nei gynybos, nei priekaišto, nieko, tik smalsumas. O jeigu yra priekaištavimas kažkoks, kad, tai kaip čia dabar aš tiek visko dėl tas padariau, o tu dabar man sakai, kad tu jautiesi nemylimas, kaip tu čia dabar. Tai pirmas dalykas vis apie save tai kalbėti, kad kaip aš jaučiuosi, nekalbėti, tu manęs nemyli, tu ten manim nesirūpini ir taip toliau panašim, tai, nes tada yra daug didesnė tikimybė, kad bus gynyba. Jeigu aš apie save kalbėsiu, tai tada irgi gali būti gynyba, nes žmogus nebūtinai yra toks pats emociškai raštingas, bet bus didesnė tikimybė pasakyti, bet pala, aš tik apie save kalbu, tai aš čia taip jaučiuosi. Aš dar nepradėjau sakyti, kodėl aš taip jaučiuosi. Aš tik pasakiau, kad aš taip jaučiuosi. Tai dar palaukiškai ir neskubėk, viskas tvarkoja. Tai kantriai, aš papasakosiu, kaip viskas yra. Tai kantrybė irgi yra čia dorybė šitoje situacijoje, kad taip kantriai nebėgti už akių, kad ne iš karto reaguoti, kad nepriimti asmeniškai visko iš karto, nes tikrai tų situacijų yra, kur žmogus saugus, tai jisai labai lengvai priima, jeigu žmogus labai yra, vadinkim, toks nerimastingas, tai yra tos nerimastingo prisirišimo tipo, tai jisai iškart galvos, kad viskas su manim skiriasi. Žmogus tik sako, kad jisai kažkaip tai jaučia, bet kitam jau bus manimi skiriasi. Tas taip pat lygiai tas pats, kuris vengiantis yra. Jam irgi, jeigu pasako, kad aš jaučiuosi blogai, jisai iškart, jau viskas jau su manim skirsis ir, tai aš pirmas įsiskirsiu tada, jeigu taip jau yra toks jausmas. Jisai pirmas, tai skiriamės tada, jeigu čia taip jau blogai. Tai visokių pas mus žmonių yra dėl to, kad mes atėję iš skirtingų šeimų, su skirtingom patirtimis, skirtingais išgyvenimais, dėl to mes visi skirtingai reaguosim. Ir nėra vieno kažkokio tai tokio modelio, kuris būtų ten pats geriausias. Yra modelis, daug tų modelių, yra modelis, kur labai vienas kitą palaiko, yra modelis, kur vienas iš kito juokiasi ir ten špilkuojasi, arba netgi kai kuriem gali atrodyti, kad jie šaiposi vienas iš kito, bet jie tiek saugiai jaučiasi, kad tie žodžiai, kurie jūs pasako ir kitiem atrodo kaip pašaipa, jie niekada nereiškia pašaipos. Jie tiesiog, jie taip žaidžia, jų tokia meilės kalba yra, nes jie gali jausis saugiai. Tai čia yra labiau apie saugumą. Bet faktas, jeigu vienas pasako kažkokį juoką, kitas nepriima to, jam atrodo, kad tai kaip pašaipa, tai taip, pirmasis turėtų, kaip ir atkreipti tai dėmesį ir nesakyti, kad tu nesupranti mano juokų. Jeigu juoko žaidžia, tai nesvarbu. Čia ne stand-up komikas, kuris ant scenos gali sakyti, ką nori, ir jeigu tu jau įsižeidai, tai čia tavo problema, nes tu atėjai ten, tai jau, ką padarysi, pats kaltas. Bet santykiai yra tos atsargumo viški priemonės, kad nėra taip, kad tu nesupranti juokų. Taip gal ir nesupranta. Ir ką? Ar čia jau yra jau deal breakeris kažkoks? Kol nėra, tai kai kuriem yra, kad humoro jausmas yra deal breakeris. Jeigu nėra tokio humoro jausmo, kokio jisai norėtų žmogus, tai tada nenori būti su tokiu žmogumi. Viskas. Ir tai yra tvarkoja, viskas su to yra gerai. Nes kai mes renkamės partnerį, tai būtų gerai, kad mums tiktų jisai. O ne tai, kad, prisitaikysiu. Nes, tikrai matematika yra gana paprasta, daug yra žmonių aplinkui. Tiesiog, kad mes galbūt nepakankamai daug patikrinam jų. Ir čia yra tas, kad eikim daugiau į pasimatymus, pamatysim daugiau tų žmonių, išsiaiškinsim, kad yra visokių ir tada suprasim, iš visų, kuriuose aš buvau pasimatęs, man labiausiai patiko tas ir tas. Aš dabar žinau, ko ieškoti. Ir galiu sakyti, kad kitas žmogus, kuris turės tas savybės, aš pabandysiu su juo tada ilgiau pabūti jau, pažiūrėti, kaip čia gausis. Nes, tai čia matematika. Aišku, trauka yra svarbu. Jeigu netraukos, tai tada nepritemsim niekaip jau ten. Trauka turi būti, bent kažkokia trauka tikrai turi būti, nes jinai padeda palaikyti tada, net jeigu yra didžiuliai pykčiai, kažkokie tai nesutarimai, jinai padės palaikyti tada, galbūt netgi ir padės nueiti iki terapijos, nes kitu atveju tai žmonės nežinos, kodėl jie būna kartu. Kaip galvojat, ar žmogui psichologiškai yra svarbu tas blogos istorijos faktas? Ta prasme, blogos istorijos turint omeny, kad kaip ir žmogus ne visai jaučiasi laimingas santykiuose, kažkas yra, galbūt yra tas užsisklindimas jo emocinis, bet įvyksta ta vadinama blogoji istorija, tai neištikimybė arba smurtinis kažkoks atvejis. Tai
ar tada žmonėms yra lengviau priimti sprendimą nutraukti santykius, ar tai yra dažnesni atvejai? Jiem lengviau. Tai nėra kertinis dalykas, bet jeigu taip žiūrėtumėm į žmogų, ne, įlygintumėm, kam yra lengviau priimti sprendimą, aišku, iki to laiko, tai jeigu nebuvo, kaip čia, nes, gerai, pradėkime nuo to, emocinis ryšys. Jeigu jisai buvo prastas, tai sprendimą priims ir nebūtinai neištikimybę išgyvenęs. Nes tiesiog gal ilgiau užtrukti, bet vis tiek. Ar tai bus lengviau ar sunkiau, nebūtinai. Tiesiog, čia yra, jeigu tas emocinis ryšys yra prastas ir įvyko neištikimybė, kai kada yra tų variantų, kad tas santuoka kaip tik dar labiau pagyvėja. Nes jie išsprendžia tą, tada atranda, kas ten vyksta, ir tada jie sako, okei, grįžkim, nes mes abudu padarėm klaidų. Čia tada, jeigu abudu būna neištikimi, vienas pirmą būna neištikimas, tada kitas tipo, aš to pakerštausiu, tai irgi bus neištikimas. Jeigu būna tik vienas neištikimas, tada labai priklauso nuo kito partnerio, ar jisai gebės atleisti. Nes neištikimė pati nepadaro to, kad nutraukiamas bus ryšys. Tai nėra tas, kad pagrindinė skyrybų priežastis nėra neištikimybė. Jinai yra tarp priežasčių, nes tai vis tiek labai skaudina žmonės ir kai kurie negali atleisti. Ir viskas yra tvarkoje. Kodėl mes turėtumėm gyventi su skausmu ir nesaugumo jausmu dėl to, kad kitas taip pasielgia ir tada galvot, bet kiekvieną kartą galvot, kad o ką jeigu jis vėl tai padarys, arba jie. Tai nenori žmonės taip gyventi, tai viskas tvarkoje yra. Yra kažkiek lengviau. Procentaliai nėra labai dideli ten procentai. Tiesiog nėra taip, kad jeigu neištikime, tai man lengviau skirti. Tai yra daugiau galvoje priežasčių. Atrodo, kad kontekste lygtis ir lengviau. Nes yra už ko griebtis. Tai tu buvai neištikimas, tai tada viskas, tada mes skiriamės. Emociškai tai lygiai taip pat sunku yra, kaip ir neturint neištikimybės. Toks pats yra sunkumas. Tačiau tą priimti sprendimą dažnai žmonėms būna tikrai lengviau, jeigu jie patiria tą neištikimybę. Dėl fizinio smurto irgi priklauso nuo to, kaip kas vieną kartą ar kelis kartus, kurie po pirmo karto, matom, kad partneris labai stipriai gailėsi, nes jam tiesiog impulsyviai buvo, jis tiesiog labai kažkaip, išsierzino tuo metu dėl to, kad tokia situacija buvo ir ten emocijos augo ir jisai impulsyviai pasielgė, bet po to save ten nuteisė. Aišku, irgi šitos situacijos labai įvairiai yra, ten labai nuo žmogaus priklausys, nes kai kada gali būti, kad vienas padarė ten tą klaidą ir sudavė. Ir čia dar irgi yra biškį toks nelygybės, kas suduoda, vyras ar moteris. Jei vyras suduoda, tai jisai iš karto atrodo, tai yra stipresnis ir jeigu, visi skaito, kad vyras yra stipresnis ir jeigu jisai suduoda, tai tada yra laikoma, kad tai jau fizinis smurtas. Jei moteris suduoda. Dažnai laikoma, kad jeigu moteris suduoda, tai yra tik tai emocijos išraiška. Taigi jinai negalėjo sužeisti. Bet vyrui tai gali būti nebūtinai fizinis smurtas. Jiem tai gali būti kaip emocinis smurtas, tai yra psichologinis, kad jis tiesiog taip jo gal ir nesužeidė. Ten gal ir nesužeidė, bet fiziškai, bet galbūt psichologiškai ir emociškai sužeidė. Čia ta kartais yra ta dalis. Aišku, čia kalba apie vieną įvykį. Apie vieną, po kurio yra didžiulis gailestis, sielvartas, atgailavimas ir panašiai. Kai mes kalbame apie pasikartojančius, tai ten nebereikia apie nieką. Yra besikartojantis elgesiai, reikia, nežinau, aš sakyčiau, reiktų eiti iš to santykių. Tai irgi tikriausiai toksinis santykis būtų, kur yra smurtas. Arba jeigu ir pasikartojantį neištikimybę, tai galbūt irgi, Čia vėlgi, žinot, jeigu aš nežinau, kad taip yra, tai aš ir nežinau. Vadinasi, kad aš gyvenu tą gyvenimą su žmogum, kurį aš matau ir jisgi su manim yra. Jis žino, kad buvo neištikimas.
tai jis tik tai galima pasakyti. Bet jeigu aš sužinau ir jeigu sužinau, kad kelis kartus, tai taip, nu, tai nebūtinai, kad yra toksiškas santykis, nes dar priklauso nuo to, kaip elgesi. Tai tiesiog parodo, yra nepagarba, nemeilė, nepagarba ir taip toliau. Tai jeigu žmogus vieną kartą, vieną ten gali būti, kad nebūtinai kažkas tai vyko, galbūt ten trūksta, nežinau, sekso, trūksta kažkokio tai kito momento, galbūt tai yra kaip tik jau ateinantis tas momentas, kad emocinis atstumas labai didelis ir tada sako, tai čia kažkokia, nežinau, kaimynė, ten bendradarbė ar bendradarbis, ar ten kažkas parašė žinutę ir staiga susižai. Ir oi kažkas tai įvyko ir ten staiga. Tai dar kai tas tik tai emocinis yra ir sekso, tai dar galima tą taisyti, jeigu kitas partneris sutiktų. Bet čia vėlgi priklausys, jeigu, ašgi turiu teisę pasirinkti, ar būti su to žmogum, kuris mane išdavė ar ne. Nenoriu ir nebūsiu. Su fiziniu smurtu, jeigu keli kartai tai buvo, tai aš sakyčiau, kad, kiek reiks laukti, kol vėl pasikartos. Viduje jausmas yra laukimo. Bet su toksiniu santykiu yra ta problema, kad ypatingai po tų fizinio smurto, emocinio smurto, tie toksiški partneriai, jie pasidaro labai geri. Jie labai geri yra. Jie ten viską, ten, nežinau, gėlės, ten, jeigu moteris buvo, tai ten dažnai turbūt yra, čia vienas kitas ten seksualinis kažkoks momentas yra tada labai, pasidaro labai intimu, nuoširdu ir ten atrodo, kad viskas jau yra labai gerai. Ir tada, kaip ir smegenyse formuojasi, dėl ko žmonės ir neišeina iš to santykių, kad smegenyse formuojasi, bet tai čia gal tik netyčia, bet čia dabar taip yra, čia toks geras santykis. Ir taip emociškai gaunasi, kad žmogus nori likti, nes čia dabar labai gerai. O po to vėl, kai tai vėl įvyksta, jiem tada toks tai chaosas, tai yra chaosas, kad tai buvo taip gerai, dabar chaosas, jie pasimeta, jie negalvoja, kad tai yra dėsningumas, nėra tos sąmoningos minties, kad čia dėsningai jau čia yra, ne, čia tiesiog, čia kažkokia klaida, čia vėl kažkaip įvyko, netyčia, dar kažkas, atsiranda bandymas pateisinti, kodėl, nes vėl būna viskas labai gerai, atsiprašinėjimai, vaikščiojimai ant kelių, ten gėlės, visokios dovanos, ten kelionės, dar kažkas, tai atrodo, va čia dėl manęs viską norės padaryti. Kas kartais būna tik tai bandymas manipuliuoti, nes jeigu tai kartojasi, tai tame yra problema. Vienas kartas jau yra labai didelė problema, bet jeigu tai kartojasi, tai jau tai yra problema, ten tas santykis yra ne okei, jeigu jūs su juo nieko nebus daroma, jeigu nebus einama kažkur tai ir tai pasikartos, nes tam, kad santykis geryn eitų, žmonės turi jaustis saugiai ir saugiau. Jie turi jaustis saugiau ir saugiau po ten neištikimybės, po kažkokio fizinio smurto ar emocinio smurto. Dėl emocinio smurto tai šiais laikais antiek stipriai, nes jį taip naudojama, kad bet kuris konfliktas yra laikomas emociniu smurtu. Nors mesgi tik konfliktuojam, bet mesgi abudu konfliktuojam. Ir jeigu abudu rėkiam, tai kaip čia gali būti emocinis smurtas? Abudu rėkiam. Vienas prieš kitą naudą. Taip. Bet jeigu rėkiam ir po to pagarbiai vėl kitą dieną mes apsiprašom ir sakom, šitaip kažkaip mes čia visai pasielgiam kaip vaikai kažkokie. Tai, ir tada priimam tą, kad būnam kažkaip atgailaujam dėl to. Tai tada gali būti. Aišku, geriausia, kad mes konfliktuotumėm be abejo pagarbiai. Nes jeigu yra pagarba konflikte, tai tada yra viskas gerai. Mes galim konfliktuoti, mes galim nesutikti vienas su kitu, mes galim netgi ir būti tokie aistringi tam konflikte, bet nežeminam. Aš galiu pakelt balsą, bet nebūtinai tai yra žeminimas. Vėlgi tas balso pakelimas nelygu balso pakelimui. Čia kažkam per 2 decibelus yra jau balso pakelimas, kitam tai yra tik tai, kad aš labiau noriu akcentuoti savo nuomonę. Ten sakau, aš taip sakiau, tada jaučiau yra per garsiai galbūt. Ir vėlgi labai priklausys, kažkas atėjo iš šeimos, kurie viens ant kito rėkia, jam balso pakelimas. Ta prasme, mes tai bendraujam, čia pas mus visi tai bendrauja, tai kur čia problema? O kažkas yra labai stipriai išgyvenęs tą, kad ant jo tik tai rėkia ir jisai pats neatsakydavo.
ir jis būdavo tas, ant kurio visą laiką rėkia, tai jam tada jau labai skaudu kiekvieną kartą, kai yra balsas pakyla. Tai yra begalė situacijų skirtingų, kur mes skirtingai reaguosim, dėl to nėra to tokios kažko tai, bendras modelis yra toks. Ne, kiekviena pora, kiekvienas santykis yra skirtingas ir skirtingai jame reikia gyventi. Ir nebus taip, kad, su vienu partneriu buvo taip, tai viskas buvo gerai, su kitu staiga, kas su juo negerai, taip, kitas žmogus. Tai su juo kitaip yra. Ir tada mes turim išmokti kitaip bendrauti tada. Tai, o jeigu jau ten užsitęsė mūsų gyvenimas ir mes pamiršom tą smalsumą, mes perėdame į tą tokį atsiribojimą ir mes nebenorime nieko keisti, tiesiog, tai laukim, kol vaikai užaugs. Tai gal reiktų pagalvoti, kad vaikam bus geriau, jeigu tėvai gyvens atskirai ir laimingai, negu kad kartu ir nelaimingai. Nes vaikai mokosi iš pavyzdžio tėvų, tai jeigu jie mato, kaip ten tėvai blogai sutarė, tai kas iš to? Jie tiesiog matys, kad yra okei nekalbėti. Ten yra okei, nelies vienas kito. Ir tada, kai pamatys, pirmieji santykiai prasidės ir ten kitas bandys paliesti, paglostyti, jam bus taip, kas čia vyksta dabar? Kodėl tu mane čia lieti, ko tu čia nori? Tipo, aš taip rodau savo, tą norą būti su tavim. Rimtai? Ir gali būti net pažinti. Tai irgi yra toksai keistas klausimas. Tai čia daug momentų gali būti labai. Jeigu grįžtant dar prie neištikimybės, šitoj vietoj gal įdomu pakalbėti, kad netgi toj pačiai poroj yra du žmonės ir vienam neištikimybė yra vieni dalykai, o kitam, labai skirtingos ribos. Bet iš tikrųjų apie tai jie pagalvoja dažniausiai jau tik tada, kada įvyksta ta neištikimybė, kurią kitas vertina, ne kaip neištikimybė. Kodėl, kaip jūs galvojat, pačiai pradžiai yra nepakalbama, nenusibrėžiama, kur yra man ribos, ką aš laikau, kad man yra nepriimtina, pavyzdžiui, kad ten tu vis dar drauguose turi savo buvusią merginą, o jam atrodys, kad neištikimybė yra jau tik tada, kada įvyksta fizinis kontaktas, seksas. Tai kaip galvojat, kodėl pradžioj santykių nėra kalbama apie tai? Amžius. Vienas yra su amžiumi. Matomai, kad žmonės virš 35 apie tai jau pakalbės. Iki, gal kartais ir po 30 irgi apie tai pakalbės. Aš matau iš savo pacientų, kaip jie pradeda mąstyti apie tuos dalykus. Tai yra įsimylėjimas ir tai yra kam kalbėti apie tai, kas yra nemalonu, jeigu dabar yra taip gerai, faina būti kartu. Tai yra vienas dalykas. Bet su amžiumi žmonės apie tai pakalba, nes jie tiesiog nori daug daugiau ir tikrai dabar net ir labai daug straipsnių, net yra kažkoks terminas buvo, pamiršau dabar kažkoks angliškas, kur situacija yra tokia, kad per pasimatymus tiek daug yra klausimą, kad kaip vos ne kaip per tardymą kažkokį tai. Tai ten kažkoks yra kaip klausimų trūkumas jau po to pasidaro, kad tu nebėra daugiau klausimų, nes viską išsiklausi. Tai žmonės kalbasi apie tai, jie tik tai, kad, sakau, priklauso nuo amžiaus, turbūt vieniems labiau rūpi, kitiems mažiau rūpi. Nes esmė tokia, kad jeigu jie niekada to nepatyrė, įsivaizduokime, čia yra, su smegenim yra toks, jeigu jos to nepatyrė, jos apie tai ir negalvos. Jeigu nei vienas partneris nėra patyręs neištikimybės, jie viens kito neįtarinės. Jiem nekyla klausimai, kad kodėl tu eini kažkur, tai ten vakare su kažkuo susitikti, jie nepradės ten įtarinėti, tu čia gal mane. Ne, bet jeigu vienas buvo patyręs neištikimybę, tada jis bus įtaresnis jau. Jis jau daug labiau įtariau žiūrėsi tam tikrus elgesius, kurie yra tokie gal kažkokie, jeigu yra neskaidrumas kažkur jau staiga ten, jau kažkas čia vyksta kažkur tai. Tai mes turime atkreipti tai dėmesį, kad tikrai žmonės apie tai kalbėsis, jeigu jie tą patyrė. Bet nepatyrus to, net nekyla mintis ir idėja, tai man niekada to nebuvo, tai aš čia nekalbėsiu. Nors aš turiu tą vertinimą, kad ten, nežinau, ten susirašinėjimus su kažkuo ir po to neparodimas to susirašinėjimo.
Tipo, tai jeigu tu susirašinėjai su kažkur, tai gali būti priešingos lyties asmuo, viskas yra tvarkoj, nes mes turime draugus, kurie ten, nežinau, nuo vaikystės yra, kai kurie nuo universiteto laikų ir aš juos pažįstu, nežinau, 10-20 metų ir nu, aš juos ir pažinosiu, ir toliau norėčiau pažinoti. Bet jeigu atsiranda paslaptis, tai va tada yra toks, ko tu ten slepi? Tai jeigu ten nieko nėra, tai tu parodyk, nu, tai pasidalink. Kai kas gali jausis, kad nu, tai peržengia mano ribas, mano autonomijos ribas peržengia. Ir aš nu, negaliu leisti, kad manim nepasitikėtų. Kaip dabar manim? Aš nieko blogo nedarau, manim nepasitikė. Tai daug tokių yra, gali būti keistų variacijų. Bet pagrindinis atsakymas turbūt yra tai, kad jeigu aš nepatyriau to, aš apie tai negalvosiu, kad reikia pasikalbėti. Jau tik tai, kai jau tai atsitinka, tada mes jau kalbamės, kad bet tai aš tai galvojau, kad yra taip, o aš galvojau, kad yra kitaip. Nu tai gerai, dabar jau sutarkim, gal kaip yra kitaip. Kas turi įvykti, kad po neištikimybės būtų realus šansas atkurti santykius ir atkurti pasitikėjimą? Jeigu nusprendžiama, iš karto po neištikimybės nusprendžiama likti, bet kas turėtų vykti, kad būtų atkuriamas tas pasitikėjimas? Tai iš partnerio pusės to, kuris išdavė, tai turi būti visiškas absoliutus pradžiai yra gailestis, atgailavimas. Tas mes suvokimas, kad blogai padariau, įrodymas, kad aš gailiuosi to. Šiaip tai tas, ir tai yra labai sunku, nes kitas sako, tai tu nesigailėjai, o žmogus viduje gailėsi, bet kaip parodyti tą. Tai va čia vienas iš tokių sunkiausių yra, ar tu gailėsi? Tu gailėsi, kad tai padarai. Taip aš gailiuosi. Tai parodyk, įrodyk, kad gailiuosi. Ir čia yra, čia kartais būna kabliukas, kur tipo, kaip man įrodyti, kad aš gailiuosi? Vat kaip man čia prisikal prie kryžiaus, čia vaikščioti ant kelių, nu kokiu būdu. Tai va čia yra kartais sunku, bet tas seka toliau per tą prizmę, kad atsiranda, iš tos pusės yra, kad išdavęs žmogus yra atviras, jis nėra gynybiškas, nes jis išdavė. Tai jeigu jis dabar visai bus gynybiškas, tai tada bus vėl nesaugumas. Bet jeigu jis yra atviras, viskas yra skaidru, jisai gali parodyti tada ten, nežinau, nerakinti telefonų, jis gali rodyti tas žinutes. Nes yra normalu, kad yra nepasitikėjimas. Ir yra galimai netrumpą laiką tai bus. Tai vadinasi, kad aš turiu rodyti įvairiausiais būdais, kad aš nieko. Ir tai bus ekscesyvu, tai bus per daug. To per daug. Bet tik tai tam, kad kitas jaustųsi saugus, nes jam reikia saugumo. Nes jisai kitaip, jeigu nesijaus saugus, tai jisai nebus tam santykiai. Atvirumas, gailėjimasis to įvykio, nebuvimas gynybiško, tai reiškia bandymas emociškai reaguoti, papasakoti apie tai, kas įvyko, kaip įvyko, jeigu klausia. O tada iš kitos pusės yra tada žmogus, kurį išdavė, tai išgyvenimas to, ir tam reikia laiko išgyventi, kad mane išdavė, ir ten gali būti minčių, emocijų chaosas, nuo pykčio, neapykantos iki gailesčio, iki liūdesio, daug visas toksai, bet jį visą reikia išgyventi ir neleisti tiesiog, tai čia viskas, tai čia, tai ką, taip įvyko, ką darys. Ne, tų jausmų labai daug. Tai vienas dalykas. Ir tada, kai labai dažnai žmonės klausia, o tai kaip įvyko? Ta prasme, to klausimo tiesiog detalių. Tai kas ten buvo, su kuo, kiek kartų ten, tai kada, čia tada, tiesiog detalių klausinėjimas, kai iš to pereinama į klausimus, o kodėl labiau apie tai kas buvo, apie jausmus tada klausimą, tai kodėl čia priėjo, kokios tos priežastys, labiau nebe tas detalės, kas su kuo, bet apie priežastys, kodėl tai buvo. Tada tai rodo tą kitokį jau biškį smalsumą, kuris padeda jau ieškoti tų pačių priežasčių ir tą santykį vėl lipdyti. Bet tam reikės abiejų noro ir daug didesnės kantrybės to, kuris išdavė. Tas, kuris išdavė, jis negali tikėtis, kad tai viskas aš palikau. Tai jo, aš nebebendrau, užblokavau, nekalbu, viskas nutraukti visi ryšiai, aš jau neužteks to pasakyti,
neužteks to parodyti, nes tam turės praeiti laiko, tai tikrai tai užtruks, o kiek tai užtruks, labai priklausys nuo abiejų dalyvavimo tame, kiek tas bus skaidrus, o kiek išduotas partneris jisai jausis saugiai. Ir jeigu tik tai vėl, čia yra tas toksai kaip su atkryčiu, jeigu tik tai pasirodo vėl paslaptis kažkokia tai ir atsiranda gynybiškumas iš pirmojo, tai jam pats labai didelį padidėja saugumas ir vėl reikia iš naujo kopti į tą kalną. Čia toks kaip Sizifo darbas. Stumė akmenį, saugumas, tai vis kažkokia tai nesąmonė, ir jau lygtis atrodo kažką čia bando slėpti. Na, tas akmuo žemyn vėl nukalio. Ir vėl stumi tą saugumą. Ir reikia tada suprasti tą dinamiką. Ir jeigu žmonės iki to perės, tada vėl, ateityje bus visiškai skaidrumas, nebus jokių kažkokių tai keistų abejonių tuo, kas vyksta, tada tas santykis galės išbūti, tada atsiras pasitikėjimas. Kokius galėtumėte įvardinti 2-3 ženklus, rodančius, kad pora dar turi galimybių atkurti ryšį? Ir tikriausiai, jeigu jų tų ženklų nėra, tai tikėtina, kad jau kaip ir santykių pabaigą rodantį ženklą. Tai trauka, aš turbūt galvočiau, kad vienas iš tokių yra variantų, tai yra trauka. Ir tada yra dar, nėra tos vadinamos iš Gottmanas tos 4 apokalipsės raitelius, toks jis buvo sugalvojęs, yra kritika, panieka, tas stonewalling ir... bet užmiršau. Jeigu yra konfliktai, tai yra okei. Jeigu nebėra konfliktų, jeigu yra tik tai vienas konfliktuojas, o kitas yra visiškai apatijas, tai jisai perinasi tą tokį emocinį atsiribojimą. Jau yra sunku, bet labai klausimas yra, kiek laiko tai užtruko. Jeigu tai užtruko, tai ten mėnesį 2, tai nieko tokio. Galima dar tada tą taisyti, bet tai užtruko 2-3 metus. Yra statistiškai 2,5 metų žmonės turi pralaukti, kol jau nueina į terapiją. Kas jau yra, jau daugokai, jau sunkokai jau yra. Tai kuo anksčiau nueiname į terapiją, tuo yra didesnė tikimybė, kad bus randamas sprendimas. Tai aš kažkaip tos matyčiau tokius rodiklius. Ir vėlgi noras, jeigu yra abiejų noras. Nes jeigu yra tik vieno noras, tai čia galim sakyti, kad yra ar nėra ten kažkas, tai bet jau reiškia, kad ne okei. Niekas nedirbs su žmonėmis, kai tik tai yra kartais ten, kad tų teorijų apie tai, kad vienas gali pakeisti kažką, bet tada jam už 2 reikės dirbti. Jisai turės suprasti, kaip kitas ir kaip man keisti savo elgesį, kad aš galėčiau ten tame santykėje būti, kad tas santykis galėtų taisytis. Bet čia jau yra sunkesnis tas darbas, aš ne iki galo ten visą taip suprantu, man atrodo vis tiek tai yra santykiai yra 2 žmonių reikalas ir dėl to abudu turėtų ten dirbti. Nors kartais, jeigu tai yra nedidelis sunkumas, tai vienas žmogus gali stebėti, kas vyksta ir jis gali tada keisdamasis pats padėti ir tada partneris neturi realiai išeities. Jis arba keičiasi, arba išeina iš santykių. Tai čia jau tada jis kaip ir, jeigu nori būti santykis, irgi keisis. Bet tai sunku. Jeigu vis tik pora nusprendžia, kad nutraukti santykius, kaip galvojat, koks dalykas galėtų padėti išlaikyti pagarbą ir nepaversti to nutraukimo santykių, jeigu labiau kalbam apie santuokos nutraukimą. Jeigu yra vaikų ir žmonėms reikės toliau bendrauti, kad nepaversti to santykių nutraukimo karu. Čia gal sunkiausias yra klausimas, nes labai daug galimų variacijų yra ir vienas iš variantų tai yra tas toks lygiavertiškumo išlaikymas, kad mes vis tiek esame lygiaverčiai partneriai, augindami vaikus, nes dažniausiai tai to reikia tada, kai yra dėl ko po to stengtis, nes jeigu yra vaikai, tai tos vaikus reikės kartu auginti. Jeigu nėra vaikų, tai tiesiog sveikinam, išsiskiriam savais keliais, einam ir gyvenam toliau savo gyvenimą, ieškom, kaip ten toliau gyventi tą laiką ir rasti galbūt kitą partnerį, su kuriuo galima, tęsti tos santykius kitus.
pagarba turbūt yra vienas iš pagrindinių dalykų. Dabar kaip pagarbą ugdyti, tai čia yra, aš galiu pasakyti, bet tai kas iš to? Nes čia yra, arba mes turime viens kitam pagarbą ar ne. Tai stenkimės bet vėlgi, visi žodžiai, kuriuos aš pasakysiu, yra ganėtinai tušti, nes jie tokie, kur apie nieką. Ten stenkimės nepriekaištauti viens kitam. Bet jeigu aš turiu 100 nuoskaudų, jeigu aš jau santuokoje mačiau dar neišsiskyrus, koks tu liurbės esi ir kaip tu mane nervini, tai kaip aš galėsiu staiga, čia skirdamėsis, aš nematysiu to. Matysiu. Tai yra momentas tas, kad tą pagarbą ugdytis per truputėlį kitą prizmę. Kad vaikams reikia, kad nesvarbu, koks kitas asmuo yra, nesvarbu, koks jis yra, kaip jisai ten gyvena. Jis yra reikalingas vaikams. Nebent ten jau vaikų teisės pasakys, kad tas kitas partneris yra netinkamas, ten nežinau, ten yra priklausomybių kažkokių tai sunkių, kai nesirūpinama vaikais, galbūt yra kažkokių, nežinau, ten sunkių nesuvaldomų psichikos ligų išsivystę, kažkokių tai, kur žmogus negali jau suvaldyti savęs ir yra kenksminga vaikams būti toje erdvėje. Tada taip, bet net ir tada priimti, kad vaikams augus ir atsiradus, jie abudu tėvus priima kaip abudu tėvus. Jiems nėra tai, kad čia vienas geresnis, kitas blogesnis. Net jeigu muša, vis tiek lieka taip pat tėvai. Tai yra tiek biologinis kažkoks procesas, kad ten imprintingas vadinamas toks įvyksta, kad čia man tėvas, viskas, aš čia man tėvas. Jei jis man negeras, jis vis tiek mano tėvas. Aš galiu ant jo pykti, bet man vis tiek bus svarbu jisai, net ir paradoksiškai keistose situacijose. Tai ir mama lygiai taip pat čia, nebūtinai kaip tėvas, tai čia apie abudu tėvas kalbam. Tai toje situacijoje yra pagarba, kad mes dėl vaikų tą darysim. Mes viens kito galim neapkęsti. Viskas gerai, turim teisę. Bet mes dėl vaikų taip darysime. Tai yra tik tai dėl vaikų. Dėl vaikų gerovės, dėl vaikų išsivystymo, dėl vaikų, vadinkim, buvimo sveikais, ganėtinai sveikais asmenimis. Mes tenksimės toleruoti viens kitą. Čia žodis toleruoti tinka. Tai mes tenksimės toleruoti dėl vaikų. Mes neturim viens su kitu ten sutarti super duper, bet pagarbiai, kad vaikams būtų geriau. Tai tik tai tiek. Ir tada atsisakyti to, kad čia dėl mane savo ego biškai atsisakyti. Ne, aš darysiu tik viską dėl vaikų, kad vaikams būtų gerai. Ir tada, aišku, ten atsiras irgi skirtumų, kaip čia vaikams geriau, tai čia jau yra atskira ten, Jėzau, ten. Rekomenduočiau tikriausiai irgi netgi ne tik porų terapiją, bet ir išsiskyrusių žmonių terapiją, kurie, turi auginti toliau savo vaikus. Tai... Taip. Yra vertinga, abiems susitarti dėl vaikų, eiti pas vaikų psichologą, psichoterapeutą. Nes vaikų psichologai, psichoterapeutai, jie dirba su tėvais ir jie iš karto išmano, ką tėvams reikia daryti. Nes dažniausiai problemos yra su tėvais, vaikai tiesiog yra kaip pasekmė, atspindys visų tų problemų. Tai jie gali eiti netgi be vaikų ten. Tasme, kartu nueiti ir tiesiog kalbėtis ir pasitikėti kažkokio specialistų, ne tai, kad ten vienas išrinko, o kitas sako, ne, čia šitas nesąmoningas specialistas, tai susiraskim tokį specialistą, kuris abiem tiktų, mes abudu pasitikim jo ir tada klausykim jo, jeigu jis pasakė taip ir jeigu aš sakau, kad aš nežiūrėjau kitaip, tada okei, bet žiūrėk, čia bus tokios pasiekmes, šitas geriausias būtų, okei, ir patikėkim tada. Bet čia tik tai su žmonėmis, kurie yra emociškai stabilus, yra žmonių, kurie emociškai nestabilus ir jie jiem, jie supyko, dar jeigu yra asmenybės kažkokių, tai ten sutrikimo bruožų kažkokių, kaip vadinamas tas toksai, kaip čia tas juodasis trikas, ne, kažkaip tai, Jėzau, užkrito man. Yra makiavelizmas, psichopatija ir narcisizmas, 3 tokie vadinasi, tamsioji triada, tai vadinasi, tamsioji triada.
Tai čia yra, jeigu žmogus turi šitas 3, tai ten jau reikia su apsauga vaikščioti, reikia ten, nežinau, nervų, geležinių dylint su visais dalykais, nes ten, kaip mes ir girdim, visokių istorijų viešoje erdvėje, gal, aš pas Malinauską tik tai išgirstu podcast'e, kaip jisai ten pasakoja apie tos įvykius, kur vyksta visokie vilkinimai specialūs, pagalio kaišiojimai į ratus, visokie specialūs engimai išsiskyrus, kad tik tai būtų blogiau partneriui. Čia nuolatos. Bet man tai yra baisu, aš nesuprantu šito, kaip žmonės savo gali apsunkinti savo gyvenimą, nes jie savo apsunkina gyvenimą. Taip. Tai partneriui apsunkina gyvenimą, bet jie savo irgi dar labiau apsunkina. Jie negyvena niekada laimingai, nes vis laik galvoja, kaip kerštaut. Nes kerštas yra, čia gadinantis viską. Tai mes sąmoningiem žmonėm tai galim sakyti, kad sorry, žiūrėkit, įvyko kaip įvyko, net jeigu jis išdavė, tai taip jau įvyko. Tai viskas, pykim, bet judėkim toliau gyvenime, o ne tai, kad išdavė ir čia tų istorijų yra, išdavė, išėjo pas kitą, visi vyrai kiaulės sada. Bet jeigu yra vaikų, yra toksai požiūris, vaikams skiepijamas. Mergaitai reiškia, yra, kad tai visi vyrai yra kiaulės, visi, tai reiškia, ne vienu negali pasitikėti, o berniukui, jam iš vis yra vidinis tas disonansas, jam yra nesam. Tai jeigu visi vyrai kiaulės, tai aš ir kiaulė. Tai kaip čia supras dabar? Tai kaip man gyventi? Tai man būti ne vyru? Kartais mamos pridaro tokių nesąmonių. Tėčiai irgi kartais taip, bet tėčiai daug kažkaip labiau indiferentiški tokie, kerštauja ir pyksta dažnai. Nors ir čia iš abiejų pusių gali būti tas pats, aš manau, čia nėra tokio kategorizavimo, kad vienas daro tą, kitas tą. Kaip sakant, kokį mes galim blogiausią variantą sugalvoti, toks bus realybėje, ne? Aš suprantu, teisininkai gali papasakot, kiek gali būti blogų variantų. Tikrai. Nemažai ir yra dabar labai sudėtingų iš tikrųjų bylų. Kokia jūsų akimis iliuzija žmonės gyvena, kalbant apie santykius? Kokią jie pagrindinę iliuziją apie santykius turi? Kad kažkas pasitaisys. Tai nepasitaisys. Savaime. Jo, savaime. Kad, tas pasitaisys irgi, jeigu žmogus eina į santykį ir jisai mato, kad kitame žmoguje yra taisytinų vietų ir kad jisai pataisys, tai niekada nepataisys. Yra toks juokelis yra, kad vyrai ateina į santykį tikėdamasi, kad moteris niekada nepasikeis, o moteris tikisi, kad vyras pasikeis. Ir abudu suklysta šitoj situacijai. Bet čia yra juokelis. Jisai kiek ten tos realybės turi, tai nežinau. Mes vienas dėl kito galime keistis, bet tas keitimasis negali būti kardinalus. Jis neįmanomas kardinalus keitimasis, nes tiesiog jeigu aš jau esu kažkoks, tai geriausiai ieškoti partnerio, kuris priimtų mane tokį. Ir kurį aš priimčiau tokį. Ir kad, nebūtų to, kad aš galvočiau, aš biškį pagyvensiu, prisitaikysiu gal kažkaip čia. Bet jeigu tai yra tokie dalykai, kurių tu negali pakeisti ir jie niekada nepasikeis, tai tas prisitaikymas bus tiesiog kažkokia, tas akmenukas bate, ir jis bus, ir jis vis laik primins tą, ir jis bus nemalonus. O jeigu dar prisidės dar papildomi kažkokių dar kitų dalykų, tai ten daugiau akmenukų iš karto ir jau sunku, jau spręsta, jau skauda, jau nemalonu. Tai tas noras ir iliuzija, kad keisis asmuo, keisis, kad nieko nedarant, galbūt iliuzija, kad dėl santykių nieko nereikia daryti, užtenka tik tai mylėti. Deja, bet neužtenka, nes tai yra ganėtinai fiziologinis procesas, įsimylėjimas. O meilė jau yra ne visai fiziologinis procesas, tai daugiau toksai platus emocijų spektras ir rinkinys, kuriame yra ir atsidavimas, noras būti kartu, jautrumas, švelnumas ir taip toliau ir panašiai. Tai yra didelis toks rinkinys, kuris nebėra fiziologinis. Ir tai jau tada yra, tai kaip mes tada tame santykėje būsim, kaip mes kalbėsimės, kaip mes gyvensime tam, kad palaikyti tą emocinį ryšį, abudu jaustumėmės saugus, abudu galėtumėm
priimti vienas kitą, nesusitaikyti, bet priimti. Nes susitaikymas tai reiškia, kad man blogai ir aš susitaikau, kad geriau nebus. O priėmimas yra toks, kad yra taip, kaip yra. Ir man tai netrukdys arba netrukdo. Tai va tai yra priėmimas. Ir pabaigai tada, ką pasakytumėt žmogui, kuris gyvena tą iliuziją, kad, aš čia nenoriu nutraukti, tai gal kažkas pasikeis. Jeigu aš nieko nekalbėsiu, jeigu aš neišsakysiu, ko aš noriu santykyje, ir čia kalba apie santykį, tai tada tikrai niekas nepasikeis. Gali būti ir taip, ir dažnai būna, kad nėra tai, kad jeigu aš pasakau žmogui apie savo poreikius kažkokius, kad jisai juos patenkinti. Jis neturi patenkinti visų mano poreikių, nes kai kurie poreikiai yra nepatenkinami kitos mens, jie daugiau yra vidiniai poreikiai, nepatenkinti iš praeities ir man pačiam reikia mokytis juos patenkinti. Bet čia yra daugiau apie tai, kad jeigu aš nieko nesakysiu, niekaip nekomunikuosiu, niekaip neišreikšiu, kaip aš jaučiuosi, tai tikrai niekada niekas nepasikeis. Net neturės jokių galimybių pasikeisti. Dar jeigu pradėsiu kalbėti, tai ir kitas žmogus nebūtinai gali iš karto tai pakeisti, arba jisai nenori to pakeisti, bet jisai žinos. Tai kartais nesąmoningai tą žinodamas jis atkreips dėmesį, kad galbūt jau pradės rečiau elgtis taip, kaip man nepatinka. Bet jeigu aš nesakiau, nes man atrodo, tai savaime suprantama, taigi pats supranta arba pati supranta, kad čia taip negalima daryti, arba čia man taip nepatinka. Nėra savaime suprantamų dalykų, nes kiekvienas esame labai skirtingas ir dėl to tie savaime suprantami dalykai atneša nemažai ir konfliktų ir tada bet tai aš galvojau, kad tu galvoji. Ne, aš neskaitau minčių, tai kaip aš galiu galvoti taip, kaip tu galvoji. Tai tokia ir bėda yra. Tai turbūt apie tą tokį kalbėjimas. Tas kalbėjimas jis yra kartais labai sunkus ir kartais kai kuriems žmonėms nepavyksta to padaryti. Tada jiems belieka, tada ieško būdų, kaip išeiti iš to santykio, jeigu jiems nepavyksta tas pokalbis ir neišeina išreikšti ir neišeina būti suprasta arba priimti. Bet esmė tokia, kad turbūt vėlgi ta statistika yra ganėtinai negailestinga, vienaip ir kitaip. Bet tuo pačiu yra tai, kad gyvenimas nesibaigia ties vienų santykių pabaiga. Gyvenimas vis dar tęsiasi. Ir kai kurie žmonės savo laimę suranda net labai vėlyvoje senatvėje. Ir nesvarbu, kada žmonės ras savo laimę. Jie dar galės ją džiaugtis. Tai reikėtų taip ir mąstyti, kad net jeigu dabar aš neradau savo laimės su tuo žmogumi, tai nėra tai, kad aš daugiau niekada nerasiu. Nes tik mūsų tas įsitikinimas, kad aš daugiau niekada nerasiu, tas sutrukdys mus ieškoti. Bet jeigu yra viltis, kad tikrai aš galiu rasti tą santykį, kuriame būsiu ir priimtas, ir mylimas, ir palaikomas, tai tada yra didesnė tikimybė, kad rasiu. Nes tiesiog labiau tikėsiu. Ir nuo to tikėjimo atsiras daugiau veiksmų. Jeigu netikėsiu, tai dėja ir veiksmų nebus. Ačiū, Dainiau, buvo labai įdomu su jum kalbėtis. Ir labai malonu buvo susipažinti.